Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš, mylimiausia Amelija. Ir šiandien yra video apie tai, kaip mano dukra Sofija eina į mokyklą, žodžiu, jos diena mokykloje. Tai žodžiu, aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Stop. Tu dar iki šiol manęs nepasubscribinai ir dar darysi žiūrėti mano video. Tai dabar greitai nusileidžiam į tenais yra toks mygtukas subscribe arba prenumeruoti, jį paspausk ir būčiau labai dėkinga. Ačiū. Vėl mokykla, vėl pirmadienis. Tik tai labai gaila, kad pirmadienis. Taip greit savaitgalis praėjo. Nors pliusas yra šiandien labai geras oras. O, Mija. O, labas, aš čia ėjau. O, tu irgi ką tik atėjai. Tau naujus akinius nupirko. Taip, dabar aš vaikščiosiu su tokiais akiniais. Kol kas reikia priprast. Tai va. Gerai, einam. Labas, Gauda. O, sveikos mergaitės. Kokia mums pirma pamoka? Muzika. Oi, tik ne muzika. Ei, palaukit manęs. Mija, tavo nauja akiniai tau labai tinka. Ačiū. O, mergaitės, labas. Labas, Saulė. Gerai, tai mes jau einam, atsisėskite, jūs čia nusrenkit. Gerai. Klausyk, Goda, kodėl pas tavęs spintelė apačioj? Žinok, aš pati net neįsivaizduoju, kodėl man spintelė apačioj. Jūsų 3 viršui. Ir taip, panteriukai, kaip jūs supratote, čia dabar mes labai gerai su jom susibendravome. Ir mes labai gerai bendrauja ir Umėja iš vis dabar su niekam nebekalba iš klasiokų, jinai tenai su kitais, jinai su vyresniokais būna. Mes esam 5-okai, jinai su 8-okais būna. Ir man pasakė toks iš mūsų klasės berniukas, kad matė, kaip Mėja išnešė mano akinius kažkur. Taip, išnešė jas akinius. Kas šitą daro? Nori pažiūrėti? Sveikas, mergaitės. Labas, ko tu nepamoka, tai dabar turėtų būti pamoka. Aš fizinio nedarau, nes aš nenoriu tai. Kaip sakėt, aš paėmiau sakinį. Kokia ta šaunuolė? Duok čia. Taip. Tu dar nueisi pas Lumę ir jos paprašysi, kad jinai nesakytų. O kodėl? Nes Lumė labai gerai bendrauja su Mija. Jos nuo darželio pažįstama. Supratau, tai jinai ir 5-okė. Ne, žinok, 7-okė. Aš neklausiu. Eik, pasakyk, kad nesakytų niekam. Tu Lumė. Taip, o ką tau reikia? Aš esu iš 5B. Aš esu iš 5B. Ir taigi labai gerai bendrauju su Mija. Taip, mes. Žodžiu, aš paėmiau jos akinius ir atidaviau 8-okei. Jeigu tavęs klaus, kur jos akiniai, tu nesakyk jai. Gerai. Tai va, puiku. Tai va, pamatė, tas toks berniukas vienas ir man dar Lumė pasakė. Tai va.
Tai dar iki pamokos visos 20 minučių. Taip. O, jūs jau ten valandas galvoju. Ai, nu tai su panteriukais kalbėjau. O, sveiki, panteriukai. Gerai, dabar laukiam pirmos pamokos. O, jau pamoka, einam į klasę. Eima. Taip, mes jau klasė ir šiandien pas mus jau daugiau vaikų, ne kaip vakar. Tai dabar žiūrėk mūsų pamoką. You didn't have to cut me off like that. Now we were nothing. I don't need your love, but you treat me like a king. Taip, pamoka baigėsi. Pagaliau man jau atsibodus čia sėdėti skaičiuoti. Taip, mums jau praėjo 4 pamokos, mes ką tik išėjome iš matematikos. Ir dabar dėl ko perskūrė mes nusprendėme išeiti į lauką, nes yra labai geras oras. Ui, pala, kodėl aš tavo kuprinę paėmiau? Tas gerai. Vat, pavyzdžiui, mes buvom valgykloje su Saulė ir mes nusipirkom sulčių. O aš geriu savo vandeniuką. O aš tiesiog dabar kažką pažaisiu telefone, nes neturiu ką veikti. Arba nežaisiu, nežinau. Šiauriai čia skanios sultys šiaip. Jo, čia pačios skaniausios sultys pas mus valgykloje, nes kitos tokias, nelabai. Realiai? O taip, Eliza, taip, 100%. Aš tau sakau, tu manim netiki. Kodėl jūs užėmėt mūsų stalą? Klausyk, čia neparašyta, kad čia tavo stalas, čia neparašyta, kad čia yra tavo stalas. Klausykit, gal geruoju būdu jūs išeisite, nes mes visą laiką su Eliza per ilgąją pertrauką čia sėdim. A ką tu mums padarysi? Mes neišeisime, mes jau atsisėdom, viskas, mes nestuosimės ir kelsimės. Ir eisim prie kito stalo. Yra Annos stalas, nesvarbu, kad jinai užimtas vėl. Kažkas gal pastovės. Mėja. Nu, klaus, besdėmi, ko tu nori? Klausyk, tu su mumis nekalbėjai ir tu nebebendrauji su mumis, taip? Taip. Ir dabar tu mūsų prašai, kad mes išeitume iš tą salą, nes čia jūsų stalas, ane? Taip. Dabar tu geriau išeik iš čia ir geriau jūs dviesi eikite, sėskitės va čianais ir čia nelyskite prie mūsų, supratote mane? Žodžiai baigėsi. Mėja, einam. Nu, einam. Sajau. Beprotės kažkokios tai. Tikrai sutinku. Nu, duosi aš jiem beprotės. Pabūnam tada čia, nesinervint. Kokį nesinervint, jeigu jos taip elgasi. Nu, ką jau padarysi? Nu, ką liko dar 5 minutės iki pamokos, tai galim jau eiti. Einam. Tai dabar laukiam jų. Ir bus jom kaip neduoti man atsisėsti, nes kur aš visą laiką sėdžiu. Tai panteriukai, šiandien mums labai sekasi, dabar
Tai šiandien turėjo būti iš viso 6 pamokos, bet pas mus nėra fizinio ir niekas mums jo nepavaduoja. Tai reiškia, atsiskaitimo nėra, ar fizinis pas mus turi būti 6 pamoka. Tai dabar yra bus paskutinė 5, tai bus lietuvių. Tai yra labai gerai, aš ir taip nenorėjau atsiskaitinėti bėgimą. Tai reiškia, kitą rytoj reikės atsiskaityti, jeigu bus. Būt gerai irgi nebūtų. O, jūs jau atėjot? Klausyk, Mėja, ko tau reikia? Ko tu prie mūsų pristoji? Kitų žmonių nėra, kad pristot prie jų? Ne, nėra. Kitą kartą tenais nesėdėkit. Klausyk. Mėja. Nu, tai sveiki vaikučiai, taip, mes dabar pratęsime mūsų temą, kurią mes trečiadienį mokytumės. Ir greitai pasakyti, ko šiandien nėra klasėje, nes aš greit pasižymėsiu, nes mūsų trumpesnė pamokėlė, nes man reikės išvykti su mano auklėtiniais į kitą mokyklą, nes jiems tenais konkursas yra, tai aš norėčiau, kad jūs pasakytumėt man, ko nėra šiandien klasėje. Kas pas jūs seniūnas? Aš vėl pamiršau. Jo, tiksliai Goda, tu. Tai gerai, ko šiandien nėra klasėje? Aha, supratau, ko nėra klasėje, taip pasižymėjom. Gerai, tai šiandieną mes pratęsime mūsų temą, kurią mes mokinomės, tai žodžiu, žiūrėkite. Tai kur tas? Taip. Žiūrėkite, labai lengva tema. Tai žodžiu, tikiuosi supratote šią temą. Tai gerai, dabar mūsų pamokėlė baigta, išeinate tyliai, gerai, kad tada aš negaučiau velnių. Tai žodžiu, išeinate tyliai, tai gerai, geros dienos, iki rytojus ir padarykite būtinai namų darbus. Ypač tau, nes tu jau turi 5 minusus, jeigu gausi turi 2 bus dvejetas. Gerai, pasistengsiu padaryti, suprantate, aš lanku tokį būrelį, kur labai aš vėlai grįžtu. Nu, tai Mėja reikia prieš būrelį tada daryti, supranti, namų darbus. Arba padaryk šitą bibliotekoje mūsų, arba lauke geras oras su draugais. Su draugais? Nu taip, ko tu, ką tu draugų neturi? Turiu. Tai labai nuostabu, nu tai gerai, viso gero. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, o dabar iki.